Meškų rinka tai, kai akcijų rinka ir investicijų rinka krenta, vidutiniškai trunka 289 dienas, o kai viskas kyla, vadinama bulių rinka, trunka 991 dieną. Ir šis statistinis disbalansas yra vienintelė priežastis, kodėl baimė yra brangiausias turtas, kurį jūs turite šiuo metu. Tai peržiūrėję šį video suprasite, kodėl laukti geresnių laikų yra tiesiog matematinė savižudybė, bent jau siekiant didesnio sukaupto kapitalo, ir šiandien išmoksime, kaip išnaudoti didžiausius rinkos kritimus savo naudai. Tai analizuosime 3 paskutinius krachus ir pažiūrėsime konkretų kelią, kaip veikia technologijų milžinų augimas ir kaip jūs gyvendami Europoje galite tapti šių kompanijų bendrasavininkais vos keliais paspaudimais. Tai šis video pakeis jūsų požiūrį į raudonus grafikus visam laikui. Tik prieš pradedant prašau jūsų spustelti like mygtuką, tai prisidedant prie šio kanalo augimo ir pradedam. Ačiū Jums. Dauguma žmonių į akcijų biržą žiūri kaip į pavojingą kazino, bet tiesa yra ta, kad tai vienintelė parduotuvė pasaulyje, kurioje pirkėjai išbėga pro duris, kai prasideda didžiausias nuolaidos. Įsivaizduokite, einate pirkti naujo kompiuterio, jo kaina staiga nukrenta 30% ir jūs apsisukate ir išeinate iš parduotuvės, įsitikinę, kad tai pasaulio pabaiga. Būtent taip elgiasi nepatyrę investuotojai, kai rinka nusidažo raudonai ir būtent tai jiems kainuoja labiausiai. Pažvelkime į skaičius be emocijų. Vidutinis skausmo periodas, kai akcijos krenta daugiau nei 20%, trunka mažiau nei 10 mėnesių. Tuo tarpu augimo periodai tęsiasi beveik 3 metus nepertraukiamo kilimo. Tai reiškia, kad optimizmas rinkoje yra ne tik kaip filosofinė pozicija, bet ir statistiškai pagrįsta strategija. Skaičiai yra jūsų pusėje ir reikia tik leisti jiems dirbti. Kodėl šiame video fokusas krypsta į Nasdaq 100? Nes tai nėra tiesiog įmonių sąrašas, tai moderniosios civilizacijos operacinė sistema. Kai jūs ryte tikrinate savo pranešimus telefone, žiūrite kažką internete, tikrinate informacijos ratus, prie to tiesiogiai prisėda šio indekso įmonių kompanijos ir tai didina jų pelną. Investuoti į Nasdaq 100 reiškia investuoti į tai, be ko modernus žmogus nebegalėtų išgyventi. Istorija rodo, kad technologijų sektorius visada atsigauna pirmas, nes inovacijos nenustoja net tada, kai politikai ginčiasi ar bankai užsidaro ar šalis puola viena kitą. Per pastaruosius 18 metų šis indeksas vidutiniškai auga 16% kasmet. Tai reiškia, kad investuotos lėšos čia vidutiniškai dvigubėja kas 4,5 metų, jei tik yra kantrybės sėdėti ramiai, kai aplink tvyro panika. Krizės yra natūralus rinkos ciklas, o ne mirtina liga. Norint suprasti ateitį, reikia išardyti 3 didžiausius pastarojo meto kritimus. Kiekviena krizė turi savo unikalų veidą, bet visada tą pačią baigti, tai naujas aukštumas. Pradėkime nuo 2008 didžiausios finansų krizės. Tai buvo visuotinis košmaras. Nasdaq 100 nukrito beveik 50%. Žmonės, kurie tuo metu pardavė, labai daug prarado. Bet štai kur įdomioji dalis. Nasdaq 100 savo sudėtyje neturi bankų. Kai dulkės nusėdo, kaip sakoma, technologijų bendrovės atšoka 78% vos per metus, nes pasauliui vis tiek reikėjo programinės įrangos ir ryšio priemonių. Pažiūrėkite į šią lentelę. 2009 Nasdaq 100 grąža siekia 53,5%, kai daugelis kitų indeksų tik sunkiai atsidusęs lipo iš duobės. Tada atėjo 2000 kovas, žaibiška krizė. Pamena dar pandemija, tai per kelias savaitės rinka prarado trilijonus, o Nasdaq 100 krito 28%. Bet kas nutiko toliau, tai jisai atsigavo vos per 4 mėnesius, kol visas pasaulis sėdėjo užsidaręs namuose, skaitmeninė ekonomika ne tik išgyveno, bet ir tapo vieninteliu funkcionuojančiu pasaulio stuburu. 2020 metinė Nasdaq grąža baigėsi ties 47,5%. Galiausiai 2022 tai nebuvo staigus smūgis, tai buvo labiau kankinantis 9 mėnesių kritimas dėl kylančių palūkanų normų. Nasdaq 100 tada prarado apie 33% savo vertės. Tie, kurie neišsigando 2023-aisiais, buvo apdovanoti įspūdingų 54% šuolių. Kiekvienas iš šių kritimų buvo tiesiog geriausia proga įsigyti dalį ateities už beveik pusę kainos, kartais net už pusę kainos. Kiekviena krizė istorijoje baigėsi naujomis aukštumomis, o Nasdaq 100 visada buvo tas, kuris jas pasiekdavo pirmas. Dauguma pradedančiųjų sako, lauksiu, kol rinka nukris, tada pirksiu. Bet tiesa yra ta, kad kai rinka krenta, bijoma pirkti dar labiau. O kas būtų, jeigu būtumėte pats nelaimingiausias žmogus pasaulyje ir investuotumėte visus savo pinigus pačiame piko viršuje likus dienai iki didžiausios krizės? Tai
Taip galvoja daug kas, nes man pačiam, kai aš kažką padarau, tai viskas važiuoja žemyn. Čia kai tiršinu spalvas ir juokauju. Paimkime 2007 spalio akcijų biržos viršūnę. Investuojama $10,000. Po metų portfelis rodo minus 55%. Jaučiatės kaip didžiausias turbūt nevykėlis pasaulyje, bet nusprendžiate nieko nedaryti. Iki 2025 pabaigos metinė grąža siektų vidutiniškai 9,5%, tai tie $10,000 būtų virtę maždaug 45,000, nepaisant visų praėjusių krizių, nes pirkom per patį piką ir tą turėjom labai didelį kritimą. Šis eksperimentas rodo vieną esminį dalyką. Laikas praleistas rinkoje yra kur kas svarbiau negu bandymas atspėti geriausią laiką įeiti į rinką. Ir tai nėra vien Nasdaq 100 istorija. Pažiūrėkite į šį grafiką, net ir S&P 500, MSCI World ir Euro Stocks po kiekvieno kritimo ilgainiui grįždavo. Klausimas, per kiek laiko, kaip greitai ir kaip aukštai pakildavo virš prieš tai buvusio all-time high. Dauguma žmonių praranda galimybės, nes bijo trumpalaikio skausmo. Portfelyje esančios kompanijos generuoja realius pinigus, investuoja į savo ateitį, todėl jų vertė ilgainiui negali neaugti. Sėkmingas investavimas nėra gebėjimas nuspėti krizę, tai gebėjimas ją ištverti nieko nekeičiant savo plane. Ir kaip tik čia norėčiau trumpam stabtelti, nes šio video rėmėjas yra Freedom 24, online brokeris, kurio pagalba galima įgyveninti viską, apie ką kalbame šiame video. Jeigu dar neturite Freedom 24 brokerio paskyros, jisai taiko vienus mažiausių mokesčių investuotojams Europoje. Akcijų pirkimas ir investavimas į fondus ETF-us gali kainuoti iki kelių eurų priklausomai nuo pasirinkto mokesčio plano. Smart in Euro bus efektyvesnis investuojant didesnės sumas, All Inclusive in Euro bus efektyvesnis investuojant mažesnės sumas. Brokeris yra licencijuotas, atitinka visas MiFID Europinio reguliavimo direktyvas. Plačiau susipažinti su brokerio siūlomom investavimo paslaugom bei susikurti investavimo paskyrą galite paspaudę ant nuorodos aprašyme. Užsiregistruoti ir patvirtinti tapatybę turėtumėte per 10 minučių. Visas procesas lietuvių kalba. Programėlė irgi turi lietuvių kalbos pasirinkti. Na, o jeigu kas nesigaus arba kils kokie klausimai, galite gauti techninį palaikymą ir asmeninės konsultacijas iš Lietuvoje dirbančių konsultantų online arba atvykus gyvai į Vilniuje esantį ofisą. Tai registracijos nuorodą rasite video aprašyme. Dabar grįžkime prie temos. Mes gyvename eroje, kurioje dirbtinis intelektas perrašo verslo taisyklės, o Nasdaq 100 yra šios revoliucijos epicentras. 2025 buvo metai, kai technologijų sektorius sugeneravo didžiąją dalį visos indekso grąžos ir tai nėra atsitiktinumas. Vienos stambiausių šio indekso kompanijų istorijoje apskritai yra neįtikėtina. Kalbame apie įmonės, kurių vertė per keliarius metus išaugo 1000%. Tai nebėra tik nišiniai žaidėjai, tai viso pasaulio skaičiavimo galios, duomenų ir dirbtinio intelekto teikėjai. Ir įdomu tai, kad indeksas pats apsivalo. Kiekvieną metų gruodį vyksta rekonstrukcija, tai silpnos įmonės išmetamos, o kylančios žvaigždės įtraukiamos, plus yra periodiniai jo perstruktūrizavimai, rebalansavimai kas 3 mėnesius. Jums nereikia pačiam rinktis, kur investuos indeksinis ETF-as, nes indeksinis ETF-as daro tai, kas yra nurodyta indekse, o pats indeksas, kaip sakiau, apsivalo. Tai jūsų portfelyje lieka tik stipriausi rinkos žaidėjai. Dabar palyginkime Nasdaq 100 su S&P 500, tai populiariausių pasaulio indeksų. Per pastaruosius 18 metų Nasdaq 100 grąža buvo daugiau nei 2,5 karto didesnė, kol S&P 500 per tą laikotarpį augo solidžiai, technologijų varomas indeksas šovė į viršų kur kas sparčiau. Nasdaq 100 yra ne tik akcijų sąrašas, tai geriausias filtras, kuris palieka tik tai stipriausius pasaulio inovatorius jūsų portfelyje. Gerai, teoriją tikiuosi supratote, dabar apie praktinį įgyvendinimą. Tai nuo 2026 sausio 1 dienos mokesčių sistema Lietuvoje pasikeitė ir tai yra puikiai žinia pradedantiesiems, nes atsirado investicinė sąskaita. Šiaip atsirado šiek tiek seniau, tiesiog 26 jau galima deklaruoti. Jei naudojate ją, mokėsite mokesčius tik tada, kai išsimsite pinigus iš investicinės sąskaitos ir išsimsite daugiau negu įnešite. Standartinis GPM tarifas išlieka 15%, nebent jį didins ateityje. O ką konkrečiai pirkti, tai jums nereikia rinktis atskirų kompanijų akcijų po vieną. Geriausias būdas tai fondas, kuris seka visą Nasdaq 100 indeksą. Europoje jūs rasite ir akumuliuojančių tokio indekso fondo variantų, tai reiškia, kad gaunami dividendai reinvestuojami automatiškai investuotojų vardu, o tai Lietuvoje labai paranku, nes nereikia kasmet deklaruoti smulkių pajamų. Investuoti Lietuvoje dar niekada nebuvo taip šiaip lengva ir paprasta ir aišku, tai reikia žinoti, kaip ir žengti pirmą žingsnį. Ir taipogi galima rasti distributing fondų, bet apie juos nekalbėsiu ir neišsiplėsiu, nes jie neskirti maksimaliam kapitalo augimui, jie skirti pasyvių pajamų išmokėjimui, bet jos yra mažos iš šito indekso. Kai pradedate investuoti, didžiausias priešas nėra rinkos kritimas, tai yra jūsų pačių smegenys. Pirmas patarimas, tai turėkite rezervą. Prieš investuodami 1 eurą turėkite sukaupę 3-6 mėnesių būtinų išlaidų sumas, tai leis ramiai miegoti, kai rinka nukris
nukris, pavyzdžiui, 30%, nežinosite, kad nereikės pardavinėti investicijų su nuostoliu dėl, pavyzdžiui, neplanuotų išlaidų. Antras patarimas – venkite svertinių instrumentų, jie žada kelis kartus didesnę grąžą, bet per krizę gali nuvertėti tiek, kad niekada nebeatsigausite. Paprastas indeksą sekantis fondas yra pakankamai galingas įrankis turtui auginti be nereikalingos rizikos, ypač jeigu neturite žinių, kompetencijų ir know-how. Pradėti galima net nuo mažesnių sumų negu 50 eurų per mėnesį. Svarbiausia – automatika. Nustatykite periodinį mokėjimą į savo brokerio platformą, perveskite kiekvieną mėnesį X sumą pinigų, kurią norite investuoti ir tiesiog kiekvieną mėnesį pirkite, kad ir tą patį ETF. Tai mes praėjome per krizių istoriją ir matėme, kad laikas išgydo visas rinkos žaizdas. Atsidarykite sąskaitą pas patikimą brokerį, pasirinkite akumuliuojantį indeksą sekantį fondą, jeigu norite maksimalaus turto augimo ir pradėkite kaupti dalį pasaulio inovacijų pelno savo. Po 10 metų jūs savo padėkosite už tai, kad turėjote drąsos pradėti šiandien. Tai naudokite investicinę sąskaitą mokesčių optimizavimui, taip pat naudokite nedeklaruotą investicinę sąskaitą, kaip derinti šias dvi sąskaitas, derinančias dvi sąskaitas galima turėti 40 000 didesnį rezultatą su periodiniu investavimu. Žiūrėkite šiame video, taip pat rekomenduočiau pažiūrėti gidą, kaip pasirinkti tinkamiausią mažų mokesčių fondą ETF savarankiškam investavimui. Jeigu dar neturite Freedom 23, atsidarykite paskyrą ir susipažinkite plačiau su brokerio siūlomom paslaugomis. Ta padaryti galite paspaudę nuorodos aprašyme. Visus klausimus rašykite komentaruose. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.